Labas rytas, labas pirmadienio rytas ir jau šiandien iš Lietuvos ir 12 pozityvios disciplinos pamoka. Net 12. Kai pagalvoji, nepajusime ir bus jau visos pamokos baigtos. Liks tik įgyvendinimas. Trunkantis visą gyvenimą, lygiai taip pat kaip mes, mokomės visą gyvenimą. Šiandienos 12 pamoka yra kontroliuok savo elgesį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdys yra geriausias mokytojas. Vaikai stebi mus, vaikai mokosi iš mūsų ir jeigu mes tik kalbame, bet taip nesielgiame, tai vaikas mokosi ne iš to, ką mes kalbame, o stebėdamas mus ir atkartodamas mūsų elgesį. Taigi, pirma, negi tikiesi, kad vaikai kontroliuos savo elgesį, jei jo nekontroliuoji tu. Mūsų pykčio priepuoliai dažnai atsispindi vaikų pykčio priepuoliuose, mūsų pakeltas balsas atsispindi vaikų pakeltame balse. Jeigu norime tinkamo vaikų elgesio, visų pirma, patys turime elgtis tinkamai. Antra, mes turime susikurti savo ramybės erdvę. Jau ne kartą kalbėjau apie tai, kad jausti visą jausmų spektrą yra visiškai normalu. Nėra netinkamų jausmų, tačiau yra netinkamas elgesys. Ir kaip naviguoti, kaip valdyti tą netinkamą elgesį, tai tarkim, kai mes labai susijaudiname ir supykstame, užkaista ta jausmų temperatūra, galime eiti į tą ramybės erdvę nusiraminti. Ir tada taip ir pasakyti vaikams, aš einu į savo ramybės erdvę. Tada ir vaikai mokysis iš mūsų ir supras, kad kartais tiesiog reikia ramybės erdvėje pabūti keletą minučių, kad vėl galėtume konstruktyviai diskutuoti, gražiai elgtis ir panašiai. Trečia, jeigu negalite išeiti į kitą erdvę, skaičiuokite iki 10. Labai seniai patikrintas metodas ir vis dar rekomenduojamas dėl to, kad veikia. Taip pat galima giliai kvėpuoti, net internete yra daugybė technikų mokančių gilaus kvėpavimo. Tiesiog reikia save pagauti tinkamu momentu ir pradėti kvėpuoti. Jeigu kartais nepavyks, nieko tokio. Džiaukitės tais kartais, kai pavyksta. Dėl to, kad, nenurašykite savęs, nesakykite, kad aš jau nevykėlis ar nevykėlė ir man niekada nepasiseks, jeigu pakeliate balsą ir nesusivaldote ar pasakote tai, ko nenorėjote pasakyti. Tiesiog pradėkite vėl iš naujo. 4, kai suklystate, atsiprašykite savo vaikų. Ko mokosi vaikai, kai jūs atsiprašote? Nes aš esu ne kartą girdėjusi tėvų sakančius, kad tada tarsi krenta jų autoritetas. Nieko panašaus. Kai mes atsiprašome savo vaikų, kai mes atsiprašome savo mokinių, mes parodome jiems, kad klysti yra normalu, kad klysti yra žmogiška, svarbiausia mokytis iš savo klaidų. Taigi, būkime tuo pavyzdžiu, nes pavyzdys yra geriausias mokytojas. Ir mokykime vaikus, kaip kontroliuoti savo elgesį. Geros dienos!